Statybinių konstrukcijų paviršiai, kurie labai silpnai sugeria vandenį, pavyzdžiui, plastiko paviršiai, akmuo, stiklas ar metalas, taip pat pramoniniu būdu pagaminto betono ar gelžbetonio paviršiai reikalauja specialių gruntavimo mišinių, nes kitaip apdailos medžiagų mechaninis sukibimas su konstrukcijos paviršiumi bus silpnas ir galima tikėtis deformacijų uždedamojo sluoksnio medžiagoje. Betongruntis yra specializuotas polimerinės emulsijos drėgmei atsparus gruntavimo mišinys su kvarcinio smėlio priemaiša. Betongruntis yra rožinės spalvos ir beveik bekvapis. Betongruntis skirta monolitinio betono, mineralinių medžiagų, smulkių blokelių ir kitų silpnai sugeriančių paviršių gruntavimui prieš užtepant išlyginamąsias ar dekoratyvinės medžiagas. Naudojama kaip gruntavimo priemonė geresniam sukibimui. Prieš klijuojant naujas keraminės plyteles ant senų plytelių, prieš tepant gipsinį tinką, taip pat prieš klijuojant gipskartonio plokštes. Betongruntis leidžia tam tikrą vandens, garų ir oro pralaidumą. Konstrukcijos pagrindo paviršius turi būti nuvalytas nuo mechaniškai neprisijungusių dalelių. Betongruntį prieš naudojimą reikia išmaišyti ir tepti voleliu arba teptuku. Gruntui betongruntis reikia leisti išdžiūti bent 2 valandas prieš dengiant antrą sluoksnį. Nerekomenduojama dengti ant drėgnų paviršių arba dirbti lauke lyjant lietui. Kadangi gruntas sudėtyje yra polimerinių medžiagų, norint, kad gruntas normaliai sukietėtų, labai svarbu, jog oro vidutinė santykinė drėgmė būtų mažesnė nei 65%, o apdorojimo paviršiaus temperatūra būtų aukštesnė nei 5 laipsniai Celsijaus. Lygiems paviršiams sunaudojama maždaug nuo 15 iki 0,3 kg kvadratiniam metrui, jei gruntas nėra skiesta. Kietiklis betongruntis yra vandeniui atspari sudėtis. Faktinis betongruntis sudėties džiūvimo laikas yra nuo 1 iki 2 valandų. Betongruntį laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausose, vėsiose, ugniai atspariose patalpose su gera oro ventiliacija. Reikia saugoti nuo užšalimo, taip pat nuo atviros temperatūros poveikio didesnio nei +40 laipsnių Celsijaus. Tinkamumo laikas 1 metai nuo pagaminimo datos, kuri nurodyta ant pakuotės. Medžiagą reikia saugoti nuo kontakto su vaikais. Dirbant su grunto mišiniu betongruntis, jokių ypatingų priemonių nereikia. Norint apsaugoti žmogaus odą, dėvėkite gumines arba polivinilchlorido apsauginės pirštines. Rekomenduojama naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai, taip pat dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.